Pavasarį, vasarą, rudenį vanduo teka laisvai. Kuo daugiau šilumos gauna vanduo, tuo greičiau jis juda. Vandeniu vėstant vyksta priešingi procesai. Vanduo pradeda stingti 0 laipsnių temperatūroje. Taip yra todėl, nes kuo šaltesnis vanduo, tuo mažiau energijos turi jo molekulės. Molekulės darosi vis lėtesnės, kol pagaliau beveik nustoja judėti ir užšąla. Ledas susidaro ne tik ant žemės, bet ir po žeme, ant ežerų, upių ir kitų vandens telkinių. Šiek tiek sunkiau užšąla vandenynai ir jūros, nes juose yra druskos. Druska sumažina vandens užšalimo temperatūrą, tad lauke turi būti dar šalčiau, kad susidarytų ledas. Todėl dažnai žiemą galite matyti, kad keliai yra barstomi druska, kad ledas ištirptų ir mes nepaslystumėme.